Sveiki, Žemės planetos gyventojai. Šiandien pademonstruosime, kaip išgauti energiją iš erdvės. Taigi, tam reikalui panaudosime veidrodinę sferą. Tokią ir mums reikės saulės, oro, tos aplinkos, kurioje gyvename. Taigi, eksperimentui paruošėme tokį popierį ant vielos. Popieris ant vielos ir pasižiūrim, kaip tas popieris turėtų užsidegti. Jisai turėtų užsidegti. Tikėkime, eksperimentas pavyks. Tai popieris užsidegė, mes radom stipriausią šviesos koncentraciją. Turi būti tam tikras atstumas. Tarp objekto ir to veidrodžio. Manoma, kad šitas spindulys jisai sugeneruoja 700 laipsnių temperatūrą. Taigi, sekanti eksperimento dalis bus degtukai. Degtukai irgi ant vielos. Ir žiūrim, kaip degtukai dega. Degtukai užsidega labai greitai. Dar viena eksperimento dalis. Čia dar padeginsim. Labai gerai dega degtukų dėžutė. Dar viena eksperimento dalis, tai bus storo aliuminio diklofoso indelis. Čia buvo dabar tokia švaros akcija. Į miške radom iš senų labai laikų aliuminio skarbinę. Ten kažkas net šnypšė. Arba diklofosas jau išdukęs, arba koks tai vanduo. Taip, pagauname kampą ir pasižiūrim, kas bus su aliuminio skarbinė. Aišku, reikia turėti visą laiką tamsius akinius nuo saulės, nes patikėkit, akinimas didelis. Kiek žinau, aliuminis jisai lydosi prie 700 laipsnių. Taigi mes tą teoriją tuojaus patikrinsim. Ar tikrai tas spindulys jisai yra toks karštas? Aišku, reikia. Matote, skylė aliuminija pasidarė. Manau, jisai plečiasi. Aliuminis tirpsta. Valio! Pasiektas temperatūros rekordas. Taip. Galima lydyti aliuminį. Sekanti eksperimento dalis. Žinot, kaip sakant, popierį uždegti, degtukus ar aliuminį, tai čia gali, kaip sakant, kiekvienas, net ir vaikas. Bet iškepti seitano šašlyką, kad jis nesudegtų. Čia reikia daug žemės aptręšti. Pabandysim iškepti seitano šašlyką. Žinot, jeigu ten pradėsim deginti, tai jisai sudegs. Matot, jis labai greitai. Bet jeigu mes norim palaipsniui,
apskrudinam. Galim virbalą įkaitinti. Tada seitanas jisai iš vidaus biškį keps. O, garuoja. Garuoja. Pučiasi. Nu, svarbu nutaikyti, kad, žinot, nesudegtų, per greit negerai. Geriau, kada iš lėto, įkaista, užkvipo. Tai va, kada turėsite svečių, iškepkite vegetarinį šašlyką jiems. Iš seitano. O, pasakiškas dalykėlis. Nu, padažių, kada padarykit, žinot, ten su pomidorais. Padažas su pomidorais, tai ten super. Galima apšlakstyti kokį tai marinato arba aliejaus, nu dabar aliejaus čia. Pasiruošim kitą kartą. Kepa, garuoja seitanas. Užeikite Facebooko vegetariniai šašlykai grupę. Ten žmonės įvairius seitano receptus kuria, įdeda, dalinasi. Jūs tiesiog būsit sužavėti šito patiekalu. O, nebūtinai šito. Ten yra kepsniai, šašlykai, plovas, sriubos su seitanu. Va. Šašlykėlis. Aišku, geriausia pasidaryti kokį tai stovą, kuris leistų, reguliuoti atstumą tiesiog, kad nereiktų iš ranka svirvuoja. Žinot, tai. Šiek tiek padegė, žinot, per greitai, bet čia kantrybės mokykla kepti seitaną, žinot. Jo, kantrybės mokykla. Kaip gražiai pučiasi. Ai, kaip. Nu ką, svarbiausia, gavosi super geras patiekalas, skanus. Jūs galite padažiuką su salačikiam, galite vieną seitaną šašlyką valgyti. Tai bus super egzotika. Super egzotika. Nereikia naudoti jums ugnies. Tiesiog saulėje iškepate, pasigaminat patiekalą. Va. Saulė ir sferinis veidrodis. Labai gera simbiozė. Taigi dėkoju už dėmesį.